peržiūrėti tiesiog šiandienos įrašą. Mes pradėjome ką tik įrašinėti, tai gerai, tai pradėkime nuo to, kad aš esu Domantas Laurinas, atstovauju kompaniją UAB Insoft ir šiandien vykdysime LSA projekto nuotolinius naudotojų mokymus, sudarytus iš 2 dalių. Tačiau pirmą norėčiau paminėti porą organizacinių dalykų. Tai pirmiausia, norėčiau paprašyti, kad visus klausimus, kurie kils mokymų metu, susijusių su medžiaga, tai norėčiau, kad pasižymėtumėte po save kažkur užrašuose ir po pirmos mokymų dalies ir po antros mokymų dalies jų paklaustumėte. Aš norėčiau, kad visų mikrofonai, kol bus dėstama medžiaga, būtų išjungti. Ir tiesiog po to mes klausimų atsakymo metu, po mokymų dalių, tiesiog galėsime laisvai bendrauti ir išsiaiškinti kažkokius tai dar likusius klausimus, kas buvo neaišku. Tai dabar norėčiau dar paprašyti visų pasididinti maksimaliai savo naršyklių langus. Ta galite padaryti viršuje, dešiniajame kampe paspaudę esančią ikonėlę ir pasirinkę Presentation View rodymo langą ir taip pat tuomet jums išdidės ekranas, pasiliks tai skaidrės ir dar norėčiau paprašyti, jog paspaustumėte mygtuką F11, kuris maksimaliai išdidins jūsų naršyklės langą ir taip galėsite matyti skaidrės didžiausiai įmanomą rezoliuciją, kokią mums siūlo Skype for Business programa. Dar truputį tokių organizacinių dalykų, tai Skype for Business dar yra šiek tiek neištobulinta iki galo programa, tai mes kartais susidurėme su ryšio trikdžiais, su prezentacijos trikdžiais, taigi kai mes prezentuojame, būna taip, kad ryšys nutrūksta, tai mes kartais nenustebkite, jeigu padarysim pauzės ar tiesiog pasikartosim dar kartą, nes tai reiškia, kad tiesiog buvo nutrūkęs ryšys ir mes pakartojame tiesiog dar kartą tą sakinį, kurį sakėme. Dar trumpai dėl bendrosios tvarkos, tai Lietuvos savivaldybių asociacija jums atsiuntė mokymų registracijos anketas, tai mes labai norėtume jūsų paprašyti tas anketas šiandien užpildyti, nuskanuoti pasirašytas jau tas anketas ir atsiųsti tiesiog atgal Lietuvos savivaldybių asociacijai. Taigi pradėkim. Norėčiau iš pradžių trumpai papasakoti apie šį projektą. Šio projekto metu buvo suprojektuotos, sukurtos ir į elektroninę erdvę perkeltos 65 administracinės paslaugos ir ištiražuotos visose Lietuvos savivaldybėse. Kiekviena savivaldybė jau pasirinko parametrų rinkinius arba užpildė tuos parametrus klausimynuose internete. Ir šie parametrai ir kartu su paslaugomis jau yra nustatyti vis produkcinėje aplinkoje ir tiesiog jau yra laukiama testavimo. Norėčiau dar paminėti, kad šios paslaugos buvo sukurtos bendradarbiaujant su 4 pilotinėmis savivaldybėmis, tai yra Širvintų rajono, Ignalinos rajono, Klaipėdos miesto bei Kauno miesto savivaldybėmis. Jos buvo pilotinė šio projekto savivaldybės ir jos kartu diskutavo ir kūrė bendrai elektroninę erdvę šias visas paslaugas. Taigi pradėkime nuo, kaip šiandien vyks mūsų mokymai. Tai pirmoje dalyje mes jums papasakosime apie VISPą, kas tai yra, papasakosime apie pareiškėjo erdvę bei institucijos specialisto erdvę ir parodysime, kaip dirbti VISP institucijos specialisto erdvėje. Na ir antroje mokymo dalyje papasakosime, kaip reikia dirbti jūsų dokumentų valdymo sistemoje, kokie nauji funkcionalumai atsirado ir kaip su tais naujais funkcionalumais reikia naudotis. Taigi pradėkime nuo pirmosios dalies. Taigi, kaip matote šiame paveikslėlyje, VISPas yra sudarytas iš pagrindė 2 dalių, kaip rodau čia su kursoriumi, tai iš viešosios erdvės, kurią mato paslaugų gavėjai. Taigi paslaugų gavėjai, dar kitaip žinomi interesantai, teikia prašymus užsakyti paslaugą per viešąją VISPo erdvę. Na, tuo tarpu jūs čia šiandien susirinkę institucijų specialistai, tuo pačiu ir paslaugų teikėjai, jūs atsakymą galite pateikti per institucijos erdvę VISPe,
arba per savo dokumentų valdymo sistemą arba EPS. Taigi, pradėkime nuo to, kasgi yra tas VISPas. Tai VISPas yra valstybės informacinių išteklių sąveikumo platforma. Ir kaip jau minėjau, sudaryta į pagrindę iš dviejų dalių, tai yra viešosios pareiškėjų interesantų erdvės ir institucijos erdvės. Dabar kaip prisijungti prie VISPo? Čia svarbiausias klausimas, tai institucijos specialistai, tai konkrečiai jūs, prie VISPo galės prisijungti dviem būdais. Vienas iš būdų yra naudojantis valstybės tarnautojo kortelę ir skaitytuvu. Jeigu jūs esate valstybės tarnautojai, tai galite tą padaryti tiesiog įkišę savo valstybės tarnautojo kortelį į skaitytuvą. Arba, jeigu jūs neturite valstybės tarnautojo kortelės, jums bus sugeneruotas vartotojo vardas ir slaptažodis ir taip galėsite tiesiog prisijungti su tuo vardu ir slaptažodžiu. Tuo tarpu interesantai, pareiškėjai, turi daugiau galimybių prisijungti, tai jie gali prisijungti su mobiliuoju elektroniniu parašu, su asmens tapatybės kortelė ir skaitytuvu, tai yra paprastų tiesiog elektroniniu parašu, ir gali save autentifikuoti per savo banką ir tai pasiekti VISPą. Taigi, pirmiausia, norėčiau pakalbėti apie pareiškėjo sritį. Taigi, tik prisijungęs prie VISPo, interesantas, viršuje yra atvaizduojama jo vardas pavardė, yra nukeliamas į meniu punktą mano kortelė. Ten yra atvaizduojama visa statistika jo pagrindinė, tai yra kiek jis yra užsakęs paslaugų, kiek jam reikia atlikti veiksmų VISPe, galima pažiūrėti, atsiprašau, štai šioje vietoje, kiek jis yra sudaręs netgi įgaliojimų, galima pasižiūrėti. Taip pat jis gali pamatyti tokius duomenis, ar jis yra draustas sodroje, ar jis yra skolingas valstybiniai mokesčių inspekcijai. Ir įvairius kitus elementus galima tiesiog prisidėti paspaudus mygtuką naujas elementas. Taigi dar vienas svarbus meniu punktas iš pareiškėjo srities, apie kurį verta pakalbėti, tai yra mano paslaugos. Ir jame yra atvaizduomos visos interesanto kada nors užsakytos paslaugos. Taigi reikalingi atlikti veiksmai meniu punkte. Mes galime matyti tas paslaugas, kurioms interesantas turi kažką padaryti, arba patikslinti galbūt prašymą, arba galbūt jį apmokėti. Mano užsakytos meniu punkte interesantas gali peržiūrėti visas absoliučiai savo užsakytas bet kada paslaugas, tai yra tartum paslaugų archyvas, kad jos gali būti jau ir atmestos arba priimtos ir panašiai, tai visas jas gali rasti mano užsakytos punkte. Kitos paslaugos yra atvaizduojamos tokios paslaugos, kurios yra užsakytos veikiant kaip kitas asmo, apie tai mes taip pat pakalbėsime. Ir ruošiniuose yra saugomi interesantų pradėti pildyti ruošiniai, kuriuos jis išsaugojo nebaigęs pildyti prašymą, bet tiesiog, kad duomenys nedingtų, jis galėjo išsaugoti tą užsakymą kaip ruošinį ir ruošiniai yra saugomi VISPe 30 kalendorinių dienų, kada galima tiesiog pratęsti jo pildymą. Taigi veikimas kito asmens vardu. Taigi, kadangi mes kaip prisijungėme, kaip tarkime pavyzdyje yra pavaizduotas vardenis, pavardenis, mes galime atstovauti ir kitus asmenis. Tai yra dviejų tipų atstovavimai. Pirmas tipas, šiek tiek aiškesnis, yra atstovavimas pagal įstatymą. Tai reiškia, jeigu mes esame tam tikrų vaikų tėvai arba nepilnamečių vaikų tėvai arba globėjai, tai automatiškai duomenimis iš gyventojų registrų yra sudaromas įgaliojimas, kad mes galėtume veikti kaip savo vaikai. Taip pat, jeigu mes esame kokio nors įmonių arba įstaigų juridinių asmenų vadovai, tai mes galime tiesiog veikti kaip vadovas, tai šis įgaliojimas irgi yra sudaromas automatiškai, gavus duomenis iš juridinių asmenų registro. Ir kitas atstovavimo būdas gali būti, kai dvi šalys tarpusavį pasirašo tą įgaliojimą. Tai tarkim, kad vienas fizinis asmuo įgalioja kitą fizinį asmenį už jį užsakinėti kažkokią tai konkrečiai paslaugą. Tai abi dvi šalis turi pasirašyti tą įgaliojimą elektroniniu parašu ir tada jis tampa validus teisiškai ir teisme taip pat, jeigu iškyla kažkokių teisinių ginčų, veikia kaip tikras dokumentas. Taigi, kaip veikti kito asmens vardu, tai mes tiesiog išsirinkę asmenį, kuriuo norime veikti, paspaudžiame mygtuką ir mes tiesiog paspaudžiame mygtuką po to atstovauti.
ir mes esame nukeliami jau į atstovavimo langą, kur viršuje yra pavaizduota, jog mes esame Vardenis Pavardenis, tačiau mes atstovaujame jau Joną Jonaitį ir veikime kaip Jonas Jonaitis pilnai ir galime užsakyti tas paslaugas, kurioms yra sudaryti įgaliojimai. Štai čia jūs matote įgaliojimo pavyzdį, kaip jis atrodo, tai jis turi unikalų įgaliojimo numerį. Čia yra parašyta, kas yra įgaliotas asmuo, kas yra atstovaujamas asmuo, kada įregistruota, kokį netgi paslaugą yra sudarytas įgaliojimas, ką gali atlikti įgaliotasis asmuo ir netgi galima parsisiųsti tą įgaliojimą doc formatu pas save lokaliai į kompiuterį, jeigu yra toks reikalas, ir jį tiesiog turėti. Taip, tai kaip ir minėjau, kiekvieną įgaliojimą reikia pasirašyti elektroniniu parašu, kaip tą padaryti, tai tiesiog į kortelių skaitytuvą reikia įstatyti asmens tapatybės kortelę arba naudojantis mobiliuoju parašu tiesiog pasirašyti įgaliojimą įvedant savo PIN kodą. Taigi tiek norėjau pakalbėti apie įgaliojimus, dabar pakalbėkime apie paslaugos užsakymą ir kaip jis veikia. Taigi, pirmiausia, ką mes turime padaryti, tai mes turime susirasti paslaugą, kurios mes ieškome, kurios mes norime, tai tą galime padaryti pasinaudojant paiešką. Ir tiesiog įrašę dalį žodžių arba pilną žodį arba dalį paslaugos pavadinimo, mums jau sistema automatiškai siūlo, kokios paslaugos mums galbūt reikia. Taip pat norėčiau paminėti, jog po trumpos šios prezentacijos bus ir gyva demonstracija, kaip tą padaryti. Taigi, susiradę mums reikiamą paslaugą, mes paspaudžiame mygtuką užsakyti ir tuomet mes pasirinkame norimą savivaldybę, kuriai mes teiksim šį užsakymą. Taip pat svarbu paminėti, jog čia pavaizduotos tik 4 pilotinės savivaldybės, tačiau produkcinėje erdvėje jau yra visos 60. Ir tiesiog pasirinkę, kurią norim savivaldybę, galime jos paspausti ir mes esame nukeliami į paslaugos aprašą. Kokia informacija yra nurodyta paslaugos apraše, tai visuomet yra nurodoma kaina, ar ta paslauga yra mokama ar nemokama, visa aktuali teisinė informacija, instrukcijos tiesiog kaip interesantui teisingai užpildyti užsakymą, kad gauti paslaugą, kontaktiniai asmenys, na ir kita aktuali tiesiog informacija. Norėčiau paminėti, jog paslaugų aprašus tuo tarpu ir pavadinimus bei kitus svarbius paslaugos aspektus jūs derinsite kartu su informacinės visuomenės plėtros komiteto atstovais, kurie su jumis susisieks, su kiekviena savivaldybė atskirai dėl kiekvienos paslaugos ir tiesiog bus suderintas pilnas aprašas, kad pareiškėjai, tie interesantai galėtų aiškiai pateikti užsakymus. Tai paslaugos užsakymas, taigi kaip tai vyksta, tai kai mes pasirinkime paslaugą, kurią norime užsakyti, esame nukeliami į pirmą paslaugos užsakymo žingsnį. Jame mes dažniausiai užpildome kritinę paslaugos informaciją, tai pavyzdžiui pasirinkame tipo paslaugos, ar mes norime leidimo išdavimo ar panaikinimo, ar nuo paslaugos specifikos kitokio kažkokio tai būdo. Taip pat mes pirmame žingsnėje įvedame duomenis dažniausiai, kuriuos tikrinsime registruose. Tai kaip tai atrodo, galite pamatyti šioje principinėje schemoje tokioje, kad pirmame žingsnėje mes įvedame tikrinami objektų ID, o antrame ir tolimesniuose žingsniuose mes tiesiog galime sugauti informaciją, kur mums automatiškai yra užpildomi laukai, tiesiog susirinkti tam tikrus duomenis. Tai pavyzdžiui, jeigu mes pirmame žingsnyje paslaugoje tam tikrai įrašysime savo automobilio valstybinį numerį, tai mes kitose žingsniuose gausime apie tą automobilį užpildytą informaciją automatiškai. Tas pats ir su asmens kodu, jeigu užpildysim asmens kodą, kitame žingsnėje mes galėsime gauti jo gyvenamosios vietos adresą ir panašiai. Tai čia tiesiog viskas priklauso nuo paslaugos ir ko toj paslaugoje reikia, kokius duomenis reikia vesti ir kokius duomenis reikia gauti. Žiūrėkime toliau, dar norėčiau paminėti apie kontekstinę pagalbą. Tai kiekvienas laukas, ne kiekvienas, o tiksliau laukas, kuriame galbūt neaišku ką vesti, turi kontekstinę pagalbą ir joje yra nurodoma tiesiog informacija, ką reikia į tą lauką įvesti, kokį dokumentą galbūt prisekti. Tai kontekstinės pagalbos, kai kurios taip pat buvo derintos su specialistais, kai kurių paslaugų visų savivaldybių, arba buvo pasirinktos tipinės, arba buvo pildomos atskirai internetinėme klausimyne.
Klaidų pranešimai. Kartais, jeigu įvedami blogi duomenys, yra gaunami klaidų pranešimai, tai reiškia, jeigu nepavyko rasti duomenų registre, išoriniam, tarkim, gyventojų, kelių transporto, nekilnojamo turto ar kitose, tai yra į ekraną išvedamas klaidos pranešimas. Ten nurodoma, kas yra negerai, ką reikia daryti. Taip pat yra nurodomas, gali būti ir taip, kad reikia užpildyti, privaloma užpildyti lauką. Toks laukas yra pažymimas raudona žvaigždute. Tai jeigu toks laukas yra neužpildomas, tuomet pareiškėjas negali pereiti į kitą žingsnį ir pateikti užsakymą. Paslaugos užsakymo informacijos langas atrodo štai taip. Čia yra atvaizduojama visa aktuali informacija, tai yra paslaugos pavadinimas, būklė, paslaugos teikimo eiga, kai paslauga buvo teikiama, taip pat pranešimai apačiai yra atvaizduojami, kas yra paslaugos gavėjas, kokia institucija nagrinėja ir panašiai informacija, mes dar tą gyvai pamatysime šiandien. Paslaugos pranešimai. Svarbu paminėti, jog visais atvejais, kai kažkas vyksta su užsakymu, nuolat yra gaunami pranešimai. Tiek interesantui, tiek institucijos specialistui. Tai jeigu paslauga užsakyta arba pradėta nagrinėti, arba reikia už ją sumokėti, arba ją patikslinti, arba priimtas kažkoks sprendimas, ar neįvyko kažkas, tai visuomet yra gaunami pranešimai. Tai jie į portalą ateina visuomet. Taip pat, jeigu nurodyti elektroninio pašto adresai, tai pranešimai keliauja ir į juos. Taip pat pranešimai keliauja ir į e-pristatymo dėžutę. Na ir ateityje bus galima SMS žinutę arba mobilioje programėlėje taip pat gauti su paslaugomis susijusius pranešimus. Paslaugos užduotis. Taigi, kokios užduotis gali būti pareiškėjai, kokie jų tipai, tai gali būti pasirašymo užduotis, mokėjimo užduotis, tikslinimo užduotis, na ir specifinės kažkokios užduotis priklausomai jau nuo veiklos proceso paslaugos. Trumpai apie mokėjimo užduotį, tai jie atrodo tiesiog štai taip, labai paprastas langas, ją galima persiųsti kitam asmeniui arba tiesiog nurodytą sumą apmokant tiesiai per pasirinktą banką. Tiesiog mes dabar testinėje aplinkoje neturėjome to paveikslėlio su visais bankais, tačiau šitoje vietoje galima pasirinkti savo banką ir per jį tiesiogiai apmokėti tą užsakymą. Svarbu paminėti, kad yra keli būdai, kaip yra sukuriamos tos užduotis. Tai vienas iš būdų yra, kad yra jį sukuriama automatiškai. Reiškia, jeigu mes žinom iš anksto sumą, kokia yra tos paslaugos kaina, tai veiklos procesas pats ją nurodo, tai tos kainos taip pat buvo derinamos su jumis. Jūs jas galėjote pasirinkti tipinės arba nurodyti internete klausimynę. Na ir apmokėti galima per VISPą arba pavedimu į VMI atsiskaitomąją sąskaitą. Taip pat, aišku, gali būti pasitaikyti ir tokių būdų, kad pareiškėjas netyčia, o tiesiog nuspręs mokėti kitais būdais. Tai pavyzdžiui, perlo terminalu arba grinaisiais pinigais savivaldybėje. Tai tokiu atveju reikės tą mokėjimo užduotį atšaukti. Kaip tą padaryti, mes taip pat jums greitai pademonstruosime. Tikslinimo užduotis, tai pasitaiko tokiu atveju, kad interesantai pildydami prašymą padaro kažkokią tai klaidą, tai kad iš karto neatmesti prašymą ir neliepti jam pildyti iš naujo, specialistai gali liepti patikslinti tam tikrus laukus, nes specialistai patys tų laukų tikslinti negali, tai tiesiog pažymėję varnelę šone ir nurodę komentarą, jie gali liepti patikslinti interesantui tam tikrus laukus. Mes dar taip pat šitą irgi jums pademonstruosime. Taigi, specialisto sritis ir truputį teorijos, ką reikėtų žinoti iš tos institucijos specialisto srities. Tai pirmiausia, užsakymai. Taigi, tik prisijungęs institucijos specialistas prie VISP erdvės yra nukeliamas irgi į tokį apžvalginį langą, kuris mato, kiek turi naujų užsakymų, kiek iš viso yra užsakymų, kiek yra ruošiamų užsakymų, kiek jis turi pats užduočių. Taigi dabar greitai apie kiekvieną. Tai nauji užsakymai skiltyje yra atvaizduojami tie užsakymai, kurie turi neįvykdytų, tiksliau, čia yra atvaizduojami tie užsakymai, tie pateikti interesanto, kurie dar nėra pradėti vykdyti. Ir niekas jų neprisiskyrė ir niekas su jais nedirba, tiesiog jie yra tokie pamestinukai, kurie ką tik atėjo ir dar niekas su jais nedirba, tai jie tiesiog nugula į nauji užsakymą ir galima taip lengvai juos susirasti. Mano užduotis
Tai šiame meniu punkte yra kiekvienam institucijos specialistui atskirai atvaizduojami jo užsakymai, su kuriais jis dirba. Tai reiškia, jeigu jam yra priskirta tam tikra užduotis, kurią jis turi atlikti, tarkime, priimti sprendimą dėl kažkokios tai paslaugos, tai jis iš karto, kad neklaidžiotų, gali tai rasti mano užduotis meniu punkte. Visi užsakymai. Tai yra didžiausias sritis, kur galima rasti bet kokius užsakymus, ar jie pradėti vykdyti, ar nepradėti, ar jie kažkada seniau įvykdyti. Tai visi, ar vykdomi kitų netgi specialistų, tai juos galima rasti visi užsakymai skiltyje. Taip pat galima juos filtruoti pagal asmens kodą, vardą, pavardę, įmonės pavadinimą ir galybę kitų filtrų, kad būtų lengva tiesiog susirasti reikiamus užsakymus. Taip pat galima filtruoti pagal datas, kada buvo užsakyti, nuo kada iki kada ir tiesiog pilna parametrų, pagal kuriuos galima susirasti reikiamą užsakymą ir jį pasižiūrėti arba galbūt priimti jam reikiamą sprendimą. Trumpai dar apie ruošiami užsakymai. Tai įsivaizduokite, kad interesantas pateikia užsakymą tiesiog savivaldybei tam tikrai paslaugai ir jis jo neapmoka kol kas. Tai tam, kad matyti informaciją, kurią jis pateikė, tai visa šitai nugula į ruošiami užsakymai skiltį. Toje skiltyje yra atvaizduojami tie užsakymai, kurie yra tiesiog užsakyti, bet dar neapmokėti, todėl jiems sprendimo priimti dar negalime. Termino indikatorius. Taigi prie paslaugų, kurios yra dar neįvykdytos, kurios yra dar nesuteiktos arba neatmestos, yra atvaizduojamas termino indikatorius laikrodžio formos. Taigi terminus jau kaip ir minėjau, jūs pasirinkote tipinius arba užpildėte internete klausimynę. Taigi mėlynas indikatorius prie paslaugos reikš, kad praėjo mažiau nei 50% užduočiai skirto laiko, kurią reikia įvykdyti. Geltona spalva reiškia, kad praėjo tarp 50 ir 80% užduočiai skirto laiko, per kiek laiko reikia priimti sprendimą. Na ir raudona spalva indikuoja, kad praėjo daugiau nei 80% sprendimo priėmimo užduočiai skirto laiko ir kad jau reikėtų po truputį priiminėti tą sprendimą. Paslaugos būsenos, tai jos yra pagrinde 4, tai nagrinėjama būsena reiškia, kad šiuo metu savivaldybė tiesiog nagrinėja prašymą ir priims sprendimą. Būsena laukiama reiškia, kad čia jau interesantas turi arba patikslinti užduotį arba apmokėti tą prašymą pateiktą. Būsena įvykdyta reiškia, kad institucija priėmė teigiamą sprendimą. Na, o atmesta reiškia, kad institucija priėmė neigiamą sprendimą į pateiktą užsakymą. Taigi vienas iš svarbiausių dalykų, su kuo teks susidurti toje institucijos specialisto erdvėje, tai ta mano minėta sprendimo priėmimo užduotis. Taigi kaip ją atsidaryti, tai pirmiausia susiradę mums reikiamą užsakymą, ar prie naujų užsakymų, ar prie esamų, ir atsidarę užsakymo kortelę, mes turime tiesiog mygtuką sprendimo priėmimo užduotis tiek čia, tiek viršuje. Mus informuoja sistema, kad mums tiesiog reikia priimti sprendimą dėl pateikto užsakymo. Taigi, taip atrodo, ta sprendimo priėmimo užduotis yra labai paprasta. Pagal veiklos procesą yra galimybė pasirinkti vieną iš sprendimo tipų. Taigi, pirmas, apie kurį pakalbėsime, tai yra teigiamas sprendimas. Tai priimdamas teigiamą sprendimą, institucijos specialistas gali įrašyti pranešimą pareiškėjui arba prisekti dokumentą, dar kažkokį tai leidimą, tarkim, arba dar kažkokį dokumentą įrodantį, kad priimamas teigiamas sprendimas ir paslauga yra suteikta. Atvirkštinis sprendimas yra neigiamas, tai jeigu priimamas neigiamas sprendimas, nurodomas pareiškėjui, kodėl jis priimamas neigiamas ir netgi priežastis. Būtinai priežastį reikia nurodyti, kodėl buvo priimtas neigiamas sprendimas, taip pat galima prisekti ir dokumentą. Tarpinis informavimas tai yra toks informavimas ir toks sprendimo tipas, kad tiksliau apibūdinti jį, tai įsivaizduokime, kad nuo paslaugos proceso priklauso, kad bus vykdomas tam tikras tarybos posėdis arba komiteto kažkoks posėdis
ar susirinkimas, kuriame spręs pateiktą užsakymo likimą. Tai tam, kad tam pareiškėjui, dar kitaip interesantui, informuoti jį apie tai, kada ir kur bus vykdomas posėdis, tai galima pasinaudoti tarpiniu informavimu ir jam tiesiog į Vispą ir elektroniniu paštu pranešti, kad toks ir toks dabar veiksmas įvyks su jūsų užsakymu. Tikslinimo užduotis ir jo sukūrimas, tai trumpai apie ją, tai tiesiog gali būti tokiu atveju, kaip ir minėjau, kad reikės nurodyti, kurios laukus reikia patikslinti, tai kaip tą padaryti, tai šone pasirinkti mygtuką, tiesiog čeką vadinamą, kitaip dar pažymėti jį ir įrašyti komentarą, ką reikia patikslinti, bei nurodyti datą, iki kada reikia patikslinti štai čia. Neįvykdžius, jeigu pateikiama ta užduotis ir pareiškėjas jos neįvykdo, tai užsakymas automatiškai atmetamas arba grąžinamas jums pakartotinai išnagrinėti, tai priklausomai čia viskas nuo veiklos proceso paslaugos. Ir mokėjimo užduoties sukūrimas, tai tiesiog sprendimo tipas būna informuoti apie mokėjimo sąlygas. Ir jūs kaip specialistai galite nurodyti kainą eurais, kiek jam reikia sumokėti papildomai arba sumokėti iš vis reikia. Iki kada apmokėti, komentarą galite įrašyti ir liepti apmokėti interesantui tą užsakymą. Taip pat kaip ir su patikslinimo užduotimi, jeigu interesantas neapmoka laiku, tai visas užsakymas tampa automatiškai atmestas arba grąžinamas dar kartą nagrinėti specialistui ir priimti sprendimą. Taip pat dar norėčiau paminėti tokį dalyką, kuris gali nutikti, kad dirbant per Vispą, jūsų kolega, tarkim, kuris irgi dirba su prašymais, išeis atostogų arba susirgs netyčia, tai iš jo reikės perimti tą užduotį, tai kaip tą padaryti, tai visose užsakymuose, kaip ir minėjau, susirasti to specialisto tvarkomas užduotis, kurios dar nėra priimtas sprendimas, jas atsidaryti ir tiesiog paspausti apačioje esantį mygtuką perimti, kuris reiškia, kad jūs perimsite užduotį ir ją įvykdysite. Tiesiog įrašysite komentarą, kodėl perėmėte ir tiesiog galėsite dirbti su ta užduotimi, tartum jį būtų priskirta jums. Ir užduoties atšaukimas, tai trumpai apie tai, tai taip pat susiradę reikiamą užsakymą, vis per dvieją jūs galite atšaukti mokėjimo užduotį, jeigu interesantas apmokėjo kitais būdais tą užsakymą. Ir paspaudę mygtuką atšaukti, įrašę komentarą, jums ta apmokėjimo užduotis bus atšaukta ir atsiras sprendimo priėmimo užduotis, kur galėsite priimti jau teigiamą, neigiamą ar kitą sprendimą. Dabar trumputis informacijos vis naudotojų administratoriams ir tiksliau savivaldybių IT administratoriams, kuriems bus suteikta jų savivaldybės administravimo teisė Vispe. Tai prie paslaugų, su kuriomis dirbs specialistai, reikės priskirti tuos specialistus. Kaip tą padaryti, tai jūs gausite, norėčiau paminėti ir detalės instrukcijas, kaip tą padaryti. Tiesiog bus žingsnis po žingsnio su nuotraukomis. Tačiau trumpai paminint, tai tiesiog reikės išsifiltruoti paslaugą pagal pavadinimą arba pagal unikalų jos ID, pasirinkti paslaugą, kuriai mes suteiksime tas teises. Ir apačioje tiesiog mes paspausime prie paslaugos administratorių mygtuką sukurti ir būsime nukeliami į teisių pridėjimo langą, kuriame pagal valstybės tarnautojo kodą, arba jeigu tokio neturės pagal vartotojo vardą ir slaptažodį, mes tiesiog išsifiltruosime reikiamą mūsų specialistą ir tiesiog jam priskirsime reikiamas teises. Tai čia tų teisių yra labai daug, nuo naudotojų administravimo, užduočių vykdymo, paslaugos užsakymo, ataskaitų valdymo ir panašiai. Ką kiekviena teisė reiškia, tai galima sužinoti ant jos užvedus pelytę ir tuomet iššoksta kontekstinė pagalba paaiškinanti, ką ta teisė reiškia, ir taip pat visa informacija bus pateikta ir Visp administratorių instrukcijose. Dar trumpai apie testavimą, tai labai greitai jau prasidės tų sukurtų paslaugų testavimas. Ir kaip reikės testuoti, trumpai pakalbėkime, tai Lietuvos savivaldybių asociacija jums pateiks visų 65 elektroninių paslaugų detalios analizės ir projektavimo dokumentus, kuriuose yra nurodyta, kaip yra sukurta paslauga, kas po ko vyksta, kokie tikrinimai, kokie registrai, kokia informacija, visa tai yra detaliai suspecifikuota.
Taip pat jums bus pateikti ir paslaugos testavimo scenarijai, kuriais naudojantis bus galima ištestuoti jūsų savivaldybės pasirinktus parametrus konkrečiai paslaugai. Tai ar jūs pasirinko tipinius, ar jūs užpildėt internete. Tuose testavimo scenarijuose bus akcentuota, kur galima pasižiūrėti, ar yra nustatyti tie parametrai, kurių jums iš tikrųjų reikia. Na ir paminėsime, kad testavimas vyks jau produkcinėje VISP aplinkoje, tai reiškia, kaip interesantai galės jungtis jau su tikrai savo vartotojais per banką arba naudodamasi savo elektroniniu parašu ir tai pateikti užsakymą jūsų institucijai. Taip, tai kaip ir minėjau, testuosime paslaugos teikimo parametrus arba tipizuotus arba užpildytus Survey Monkey klausimynę internete. Jeigu iškils kažkokių incidentų, reiškia, jeigu bus nustatytas ne tas parametras arba susidursite su kažkokiamis tai klaidomis, tai tuos incidentus mes visi kartu registruosime sistemoje Jira, kaip jie naudotis, kaip prisijungti prie jos ir kaip užregistruoti incidentą. Jums Lietuvos savivaldybių asociacija taip pat pateiks detalį instrukciją ir joje tiesiog galėsite registruoti incidentus, o mes tuomet operatyviai juos spręsime arba telefonu, arba elektroniniu paštu, arba kitais būdais, jeigu aišku tokių prireiks. Mes padėsime jums tiesiog išsispręsti visas iškilusias problemas. Taigi tiek norėjau pakalbėti apie teorinę dalį, o dabar tiesiog pereikime prie gyvo paslaugos demonstravimo ir pademonstruokime kai kuriuos svarbius darbo VISP institucijos erdvėje aspektus. Taigi atsidarykime interneto naršyklės langą ir prisijungkime šiuo metu kaip fizinis asmuo. Tai kadangi mes esame testinėje aplinkoje, mes galime prisijungti kaip fizinis asmuo, paspaudę mygtuką tiesiog prisijungti. Mes rašykime vartotojo vardą ir slaptažodį, tai šiuo metu mes prisijungsime kaip fizinis asmuo, paprastas tiesiog interesantas, kurio vardas yra Mindaugas Mikulėnas, jis yra mūsų testinės aplinkos vienas iš vartotojų. Taigi, kaip matote, čia yra pateikta visa informacija, kiek reikalinga jam atlikti veiksmų, kad jis yra užsakęs beveik 13 000 paslaugų jau mūsų portale, labai aktyvus interesantas, labai mėgsta užsakinėti paslaugas. Taip pat matoma, kad jis yra apdraustas, galioja jo draudimas Sodroje, jis yra įsiskolinęs valstybiniai mokesčių inspekcijai 150 eurų. Na ir visa aktuali informacija, įgaliojimai bei kita yra atvaizduojama štai čia. Taigi įsivaizduokime, kad šis interesantas Mindaugas Mikulėnas nori užsakyti paslaugą, tai yra saugotinių medžių prie jo namo, tarkim, nukirtimo paslaugą, kad jam leistų nukirsti specialius medžius, kurie jam trukdo gyventi ramiai. Taigi jis pradeda rašyti į paiešką ir jam iškart yra pasiūloma leidimų kirsti, persodinti, pašalinti, genėti saugotinius medžius ir krūmus išdavimas. Tai jis tiesiog pasirenka tą paslaugą ir ją išsifiltruoja. Taigi, kaip matote, sistema jam automatiškai pasiūlo, kad jam reikia šios paslaugos ir jis paspaudžia mygtuką užsakyti. Jis pasirenka savivaldybę, čia kaip matote dar testinė aplinkoje nėra visos savivaldybė, kuriai jis teiks šį užsakymą, tai reiškia, kad jis, tarkim, Širvintose nori nukirsti prie savo namo reikiamą medį. Taip, tai jam liepiama sutikti su paslaugos užsakymo sąlygomis, kitaip jis negalės pateikti, jis paspaudžia mygtuką sutinku ir tiesiog yra nukeliamas į užsakymo langą, čia gali įvesti savo kontaktinę visą informaciją, aš truputį dar pritrauksiu vaizdą, kiek įmanoma daugiau, kad geriau matytųsi jau. Manau, išdidinau maksimaliai, labiau jau išdidinti nelabai išeina. Taigi, čia jis įveda kontaktinį informaciją, įveda prašymo teikimo datą, tiksliau, ji yra įvedama automatiškai, sistema jau ją įveda, jis jos redaguoti negali. Na ir vienas iš dalykų, ką jis turi įvesti, tai yra darbų vykdymo adresas, kur jis vykdys šį medžio kirtimą, tai jis pradeda rašyti. Jam yra pasiūloma, kad tai čia yra tikrinamas adresų registrų, kad jis tai darys Širvintose. Pradeda rašyti gatvės pavadinimą, jam pasiūlo ir gatvę esančią Širvintose ir jis pasirenka namo numerį. Taip pat jis turi nurodyti ir pašto kodą. Truputį klaida. Taip pat jis turi nurodyti ir pašto kodą to adreso.
Na ir pasirenka, koks yra žemės sklypo tipas, tai šiuo atveju tai yra namų valdos. Pasirinkime. Toliau mūsų klausia, kokį želdinį ir ką jis darys su tuo želdiniu, tai pasirinkime, kad jis medį norės kažką daryti su medžiais, pasirenkame medį, kad jis drebulė, tarkim, norės kažką su ją padaryti ir pasirenkame, mums yra tiesiog iššoksta paveikslėlis, kuriame mes turime įrašyti tam tikrą informaciją, medžio kamienos skersmenį, kaip jį apskaičiuoti, tai mums pasiūlo šitas paveikslėlis, kaip tą reikia teisingai padaryti ir kokiam aukštyje. Na ir įrašykime, koks jis yra, ten tarkim 6. Ir tuomet pasirinkime, ar tai yra kirtimas, ar tai yra persodinimas ar genėjimas, tai pasirinkime, kad kirsime šį medį. Ir mūsų klausia darbų vykdymo priežastį, kodėl mes jį kirsime, tai pasirinkime, kad tai yra nudžiūvęs medis ir jis yra sugadintas vėjo, sniego, žaibo ar kitų priežasčių aplaužytas. Taigi nuspręskime, kad mes jį nukirsime ir spauskime mygtuką tęsti. Taigi antrame paslaugos užsakymo žingsnėje mes galime parašyti papildomos informacijos kažkokios dėl šito mūsų užsakymo ir netgi pridėti dokumentus ar nuotraukas. Mes čia netgi galime pridėti to medžio nuotraukas, kad įsitikintų specialistai, kad tikrai mes kirsime. Failo tipai pridedami yra ribojami, tiek failo tipai, tiek dydžiai, kad nebūtų prikelta nevalidžių duomenų į vispą. Taigi užpildę informaciją mes privalome sutikti su keliamais reikalavimais ir spaudžiame mygtuką tęsti. Taigi trečiame paslaugos užsakymo žingsnyje apačioje mes tiesiog matome visą mūsų užpildytą informaciją, ką mes darysime, tačiau mes jau keisti jos paskutiniam žingsnį nebegalim, tik peržiūrėti, jeigu norim pakeisti, turim grįžti atgal ir tiesiog paspaudžiame mygtuką užsakyti. Mūsų paklausė, ar tikrai, mes spaudžiame mygtuką taip ir mes tiesiog užsakome tą paslaugą. Ir automatiškai esame nukeliami į paslaugos užsakymo informacijos langą. Taip, mums sistema parašo, jog paslauga sėkmingai užsakyta ir kad norėdami pamatyti pranešimus ar kitą informaciją turite atnaujinti šį puslapį, tai tą mes ir padarome, paspausdami mygtuką refresh. Ir kaip matote, teikimo eigoje įvyko paslaugos užsakymas, įvyko duomenų patikrinimas, šiuo metu būklė yra nagrinėjama ir laukiama institucijos sprendimo priėmimo. Taip pat paėjęs į apačią jis gali pamatyti paslaugos vykdymo istoriją, tai galim pamatyti, kad užsakymas yra nagrinėjamas ir jame parašyta, kad institucija atsakymą pateiks per 30 darbo dienų, tai yra tiesiog konfigūruojamas parametras, vienas iš terminų, kuriuos pasirinko Širvintų rajono savivaldybė šiai paslaugai. Taigi, taip atrodo pareiškėjo langas, o dabar prisijungime kaip specialistas. Taigi, įsivaizduokime, kad specialistai informavo elektroniniu paštu arba per dokumentų valdymo sistemą, kad atėjo naujas užsakymas ir jis tiesiog gali prisijungti į vispą, paspaudęs mygtuką prisijungti. Taigi prisijungime su vartotojas vardu ir slaptažodžiu, šiuo atveju tai yra LSA1, jis mato visų savivaldybių mūsų sistemoje testinėje aplinkoje užsakymus. Ir jis yra nukeliamas į savivaldybės institucijos langą. Taigi iškart keliaukime prie naujų užsakymų. Ir pasirinkę nauji užsakymai, mes galime tiesiog išsifiltruoti jau pagal pogrupį, kokios mums paslaugos reikia, arba tiesiog keliauti žemyn ir matyti naujausius užsakymus. Na ir kaip matome, 9:45 mes pateikime leidimų kirsti, persodinti paslaugą, na mes ją ir atsidarykime. Taigi, ją atsidarę, mes matome, kas užsakė tą paslaugą. Ir mes galime peržiūrėti tą užsakymą, kokie mums duomenys iš tikrųjų yra pateikti. Tai paspaudę mygtuką peržiūrėti užsakymą, mes matome visą informaciją reikalingą, kas čia yra parašyta, ką mums užpildė pareiškėjas. Ir netgi mes galime parsisiųsti lokaliai savo kompiuterį kaip PDF failą. Paspaudę šį mygtuką, suformuojamas PDF'as. Ir mums tiesiog yra jis atsiunčiamas į kompiuterį, šiuo metu šiek tiek interneto ryšys pas mus yra lėtas, tai
gali užtrukti. Taip, tai yra atsiunčiamas šitas failas į kompiuterį, mes jį galime atsidaryti. Na ir nežinau, ar matote teisingai ar ne, čia yra suformuojamas dokumentas reikalingas su visa informacija, galima paskaityti viską, kaip kas yra užpildyta, tiesiog ir pas save turėti lokaliai kompiuteryje. Taigi, uždarykime ir užsakymo langą ir įsivaizduokime, kad mes susipažinome, kad tai medis, drebulė, bus kirtimas vykdomas ir taip toliau. Taigi, ką dabar daro specialistas, susipažinęs su šia informacija, tai jis arba šioje vietoje, arba šiek tiek apačioje paspaudžia ant sprendimo priėmimo užduotis mygtuko ir yra nukeliamas į sprendimo priėmimo užduotį. Jis yra nukeliamas į sprendimo priėmimo užduotį. Truputį atsilieka galbūt garsas ar vaizdas, matome truputį trukdžius, truputį šiek tiek palaukime. Šiek tiek atsiliko mūsų vaizdas, taigi tikriausiai grįžome, tai mes esame nukeliami į sprendimo priėmimo užduotį ir tiesiog čia mes galime su jie susipažinti, yra pateiktas detalus užduoties aprašymas. Ir apačioje yra mygtukas prisiskirti, tai reiškia, kad mes pradėsime dirbti su šiuo aprašymu. Mes jį ir paspauskime. Mums atsiranda patvirtinimas, kuris klausia, ar tikrai norite prisiskirti užduotį savo, kad po prisiskirimo bus matomas šis užsakymas mano užduotis menus punkte, tai mes spauskime mygtuką taip. Na ir truputį palaukime, sistema apdoroja duomenis ir mums priskiria šį užsakymą. Matome, kad užduoties būsena viršuje tampa priskirta. Na ir mes tiesiog keliaukime truputį žemyn. Taigi, pavažiavę žemyn, mes matome prašymo formos dokumentą tą patį pateiktą tik tai docx formatu ir taip pat mes galime parsisiųsti išrašą iš gyventojų registro. Kas tame išraše atsivaizduoja, tai galime parsisiųsti ir pasižiūrėti, tai gyventojų registro tarnybos išraše yra atvaizduojama informacija. Šiuo atveju tai yra interesantų informacija reikalinga, tai vardas, pavardė ir adresas, kurgi gyvena, taigi šie duomenys yra aktualūs, taigi Mindaugas Mikulėnas gyvena Vilniuje, Rūkainių gatvėje 185, tai ši informacija atkeliauja institucijos specialistui, jis ją pamato ir tiesiog gali uždaryti šį išrašą. Taigi atsidarykime toliau langą ir mes turime 4 sprendimo tipus. Iš pradžių informuokime interesantą apie mokėjimo sąlygas. Reiškia, ta drebulė, kurią jis nori nukirsti, yra saugotina ir už ją jis turi sumokėti jos vertę. Tai reikia nurodyti jos kainą, tarkim, ji yra verta 45 eurų. Galima nurodyti datą, iki kada reikia apmokėti, pasirinkus iš kalendoriaus, rašyti tekstą, na ir tiesiog paspausti mygtuką sutinku, reiškia, interesantas turės apmokėti 45 eurus. Ir paspaudžiame mygtuką taip. Taigi mes išsiuntėme šiuo metu interesantui mokėjimo užduotį. Kaip matote, įvyko institucijos sprendimo priėmimas ir dabar laukiama yra apmokėjimo. Taigi, kaip tai atrodo interesantui, tai atsidarykime interesanto langą ir jis gavo šią informaciją taip pat elektroniniu paštu, ne tik vis per dvėje, bet ir kitais būdais ir yra atvaizduojama būklė laukiama ir jam sakoma, kad reikia apmokėti. Tai taip pat viršuje atvaizduojama, kad reikalingi jūsų veiksmai, apmokėjimo užduotis. Na ir tiesiog interesantas gali ją apmokėti, paspaudęs ant apmokėjimo užduoties. Tačiau papasakosim dabar apie situaciją, kad gali būti taip, kad interesantas nemoka apmokėti, tarkim, internetu, ten kažkas jam neišeina ar panašiai. Ir jis tiesiog nueina fiziškai į savivaldybę, sumoka tos 45 eurus, pasako čia už tą drebulę, kurią tuoj nukirsiu. Ir tiesiog ką padaro, tai savivaldybei pristato čekį arba kažkokį kitą įrodymą, kad jis apmokėjo jau užsakymą ir jis tiesiog neapmoka jo, nusprendžia, kad nereikia mokėti. Taigi specialistas institucijos, kuris dirba su juo to prašymu, gauna šitą informaciją, tarkim, ir jis turi atšaukti tą užsakymą. Taigi jis susiranda institucijos srityje tą patį užsakymą,
kuris yra čia, ir tiesiog eina žemyn ir paspaudo mygtuką rodyti paslaugos gavėjo pranešimus. Gal mes perkraukime langą dar vieną kartą. Ne viskas spėjau įsikrauti, taip. Paspauskime mygtuką rodyti paslaugos gavėjo pranešimus ir kaip matote yra apmokėjimo užduotis, kuri yra sukurta Mindaugui Mikulėnui ir mes, kadangi turime įrodymus, kad jis jau sumokėjo tos 45 eurus kitais būdais, paspaudžiame mygtuką atšaukti ir įrodome priežastį. Tai mes tiesiog nurodome, kad pareiškėjas sumokėjo 45 eurus grynaisiais pinigais. Ir tiesiog paspaudžiame mygtuką patvirtinti, truputį palaukime ir atnaujinę institucijos specialisto langą. Atnaujinkime dar kartą. Taip, mums vėl atkeliauja institucijos sprendimo priėmimo užduotis ir mes galime pažiūrėti istoriją, kad tas mokėjimas buvo atšauktas ir netgi galime pamatyti priežastį, kad pareiškėjas sumokėjo 45 eurus grynaisiais pinigais. Taigi, atsidarykime sprendimo priėmimo užduotį dar kartą ir įsivaizduokime situaciją, kad mes pamatėme, jog tame prašyme yra įrašyta drebulė, o iš tikrųjų pareiškėjas nori nukirsti ąžuolą. Taigi, kad neliepti jam iš per naujo pildyti užsakymą, mes pasirenkame mygtuką informuoti apie reikalingą patikslinimą. Taigi, mes nukeliame į patikslinimo langą ir mes galime pažymėti duomenis, kuriuos prašysime jo patikslinti. Šiuo atveju mes prašysime tiesiog patikslinti medžio pavadinimą. Taigi keliaujame žemyn ir matome, kad medžio rūšis, interesantas buvo pasirinkęs drebulė, mes patys pakeisti jo negalime, nėra galimybės to padaryti, tą gali padaryti tik jis pats. Taigi mes pasirenkame šone esantį mygtuką, kad pareiškėjas tikslini šį langą ir apačioje galima įrašyti komentarą, kad tai ne drebulė, o ąžuolas. Ir tiesiog pažymėję, kad mes norime, kad jis patikslintų šį lauką, keliaujame žemyn ir paspaudžiame mygtuką sutinku, taip išsiųsdami patikslinimo užduotį interesantui. Spaudžiame mygtuką taip. Taigi matome, kad teikimo eiga pasikeitė į prašymo tikslinimą. Šiuo metu laukiame, kol interesantas patikslins prašymą. Taigi vėl pareiškėjas, tas interesantas, gauna žinutes tiek į Vispą, tiek elektroniniu paštu, kad jam reikia patikslinti prašymą. Jis vėl prisijungia prie Vispo ir mato, kad reikalinga patikslinti prašymą. Prašymo tikslinimo užduotis jam yra sukurta ir čia, ir čia. Na, taigi jis atsidaro tą tikslinimo užduotį. Jis šiek tiek palaukia, jam užsikrauna užduotis ir atvaizduojama iki kada patikslinti, pranešimas, jeigu toks buvo įrašytas dokumentas. Na ir jis tiesiog keliauja žemyn, žiūri ką patikslinti ir jam yra paraudoninta ir parašyta patikslinkite šį lauką. Tai ne drebulė, o ąžuolas ir tuomet jis pasirenka, kad tai iš tikrųjų ne drebulė, o ąžuolas. Jis pasirenka, kad tai yra ąžuolas ir tiesiog daugiau, kadangi jam nieko nereikia patikslinti, jis eina žemyn, gali pateikti atsakymą, jeigu nori, gali parašyti taip, tai ąžuolas ir tiesiog paspausti mygtuką sutinku. Taip reiškia, kad jis patikslino tą lauką ir taip jis patvirtina užduotį. Tuomet prašymo patikslinimas jau įvyksta ir institucijos specialistas vėl gauna sprendimo priėmimo užduotį. Kaip matote, mes prisijungę, štai čia jau šiame lange kaip specialistas ir vėlgi atėjo sprendimo priėmimo užduotis. Mes taip pat esame informuojami, kad pareiškėjas patikslino prašymą ir iš per naujo reikia priimti sprendimą. Taigi, mes vėl atsidarome sprendimo priėmimo užduoties langą. Arba tiesiog galime iš karto spausti mygtuką peržiūrėti užsakymą, jame jau atsivaizduos atnaujinti duomenys, o ne senieji duomenys.
Ir tiesiog keliaujame žemyn ir matome, kad taip buvo patikslinimas įvykdytas, mums tas laukas yra apibrauktas, kuris buvo patikslintas, kad dabar jau yra reikšmė ąžuolas ir mūsų komentaras netgi yra įrašytas. Na ir tiesiog netgi komentarą galime peržiūrėti, kad taip tai ąžuolas, ką parašė pats interesantas. Na ir jeigu viskas su juo gerai, kaip matome, jis apmokėjo tos 45 eurus, viskas toliau yra gerai, tai jis tiesiog nusprendžia suteikti jam leidimą tą kirsti, jis tiesiog informuoja apie teigiamą sprendimą ir įrašo, kad galite nukirsti ąžuolą ir jis netgi gali prisegti oficialų dokumentą, kuriame yra leidimas nukirsti tą ąžuolą tam interesantui, tai tiesiog jis prisega iš savo kompiuterio tą leidimą ir tiesiog paspaudžia mygtuką sutinku. Mūsų paklausė, ar taip, nes mes pasirinkame mygtuką taip, nes jau suteikus paslaugą, jos atmesti nebegalima ir jeigu atmetėme, mes jau jo suteikti nebegalime. Taigi būklė tampa įvykdyta, paslauga tampa suteikta ir viskas baigėsi su šia paslauga. Kaip tai atrodo interesantui, tai jis gauna vėlgi pranešimus į portalą, į L-paštą, į e-delivery dėžutę, kad jam buvo suteiktas leidimas nukirsti tą medį. Jis prisijungia, mato, kad būklė įvykdyta, jis mato, kas buvo įvykdyta anksčiau ir tiesiog jis gauna pranešimą, informavimas apie teigiamą sprendimą. Jis jį gali atsidaryti ir mato, kad galite nukirsti ąžuolą ir jis netgi gauna tą leidimą, kurį gali parsisiųsti pas save lokaliai į kompiuterį ir turėti ateičiai, jeigu kiltų kažkada ginčų. Taigi tiek aš norėjau šiandien jums pademonstruoti Vispo erdvės, kaip reikia dirbti per Vispą, kaip visa tai vyksta. Jeigu turite kažkokių klausimų, prašome dabar klausti iš šios mokymų dalies, galite parašyti, galite kalbėti, tik svarbiausia po vieną. Taigi laukiam jūsų klausimų ir paskui pradėsim antrą mokymo dalį. Jeigu žmogus pateikia dokumentus, ar reikia jam ad hoc formatą formuoti? Skaitmeninį parašą pasirašyti. Dabar trumpai tai galiu pakomentuoti šią situaciją taip, kad bus sprendžiama, kurioms paslaugoms bus reikalingas ad hoc formatas. Tai šiuo metu dar sprendimai galutiniai nėra priimti į VPK, tačiau kai kurioms paslaugoms reikės formuoti ad hoc dokumentus, o kai kurioms paslaugoms tiesiog elektroninis parašas bus nereikalingas. Tai kurių konkrečiai paslaugų aš dar pakomentuoti negaliu, tačiau jau šitas yra sprendžiama. Gal dar turite kažkokių klausimų? Tai jeigu kol kas neturite jokių klausimų, aš tikiu, kad galbūt jų dar atsiras ir vėliau, tai čia viskas su tuo yra gerai. O, girdžiu, kažkas šneka. Labadiena, norėtume paklausti su nuosavybės dokumentais, kaip nuosavybė yra patvirtinama, nes dabar prašymas paduodamas, o neaišku, ar tai žmogus turi teisę. Tai dabar čia priklauso, žinokit, nuo paslaugos teikimo proceso. Tai šioje paslaugoje, jeigu aš neklystu, tai yra tikrinama, ar jis yra registruotas toje savivaldybėje ir taip toliau. Tačiau, kai yra teisė pateikti pateikti tą užsakymą, dažniausiai yra tikrinama su tam tikrais registrais, arba jeigu to tikrinimo nėra, tai jis privalo prisegti dokumentą, kuris nurodo jam į teisę tą daryti. Tai yra laukai, kuriuose tiesiog pasakoma, prisekite tą ir tą dokumentą ir kitaip jis negalės pateikti to užsakymo, kol nepriseks to dokumento. Arba, tarkim, yra patikrinama nekilnojamo turto registre, ar jis ten turi, tai yra tam pareiškiai yra registruotas tam tikras nekilnojamo turto objektas. Tai visi tikrinimai yra vykdomi ir kokie konkrečiai tikrinimai ir kas yra tikrinama ir kokiu būdu yra tikrinama, yra parašyta detalios analizės ir projektavimo dokumente aiškiai labai. Ir jūs galėsite tiesiog pasiskaityti ir pasidomėti kiekvienai paslaugai specialistas atskirai, kaip kas vyksta.
Gal dar kažkokių turit klausimėlių? Tai tada tvarko, jeigu dabar kažkokių klausimų neturite, tai jeigu paskui atsiras žinoma, pasižymėkite tos klausimus, mes irgi juos atsakysime. Taigi mes padarome labai trumpą 2 minučių pauzę, susikeičiame tiesiog prezentatoriai ir tuoj pratęsime mokymus ir mes pasakosime apie jūsų dokumentų valdymo sistemą ir naują jos funkcionalumą. Taigi niekur nepabėkite, mes tuoj grįšime.